Sveiki kolegos ir visi kiti prijaučiantys. Nu ką, šiandien pakalbėsim apie Teslos techninę analizę. Buvo komentaruose prašymas padaryti, tai ir darom. Kitai savaitėjai darysim arba Walmarto techninę analizę, arba Apple. Tai komentaruose prašau parašykit, ko norėtumėt, ar vienos ar kitos akcijos, tai taip e, apspręsim daugumą ir darysim tą akciją, kurią pasirinksit. Jeigu dar nesat paspaudę like, paspauskit like, subscribinkit kanalą, jeigu naudinga informacija. Ir pradedam. Tai gerai, tai žiūrim tada lygius. Mūsų pats pirmas lygis yra 500. Tai labai didelis lygis. Kodėl šis lygis didelis? Nes va iš šitos vietos puikiai matom, kaip priartėjus prie 500 kaina tiesiog smeigia į apačią. Lygiai taip pat kaip ir čia buvo prieš kelias dienas, kelias savaitės. Tai rodo, kad turim šitoj vietoj daug orderių, didelį orderių bloką. Tai parodo, kad nenori dėdės, kurie turi daug pinigų, kad kaina kiltų aukštyn. Ir todėl toj vietoj tiek vienu, tiek kitu atveju buvo apsisukta ir pradėta važiuoti žemyn. Toliau turim dar čia stiprų lygį. Kaip mes nustatom lygius, tai jau turbūt mokat iš kitų video. Jeigu nesat matę, pasižiūrėkit, jeigu esate jau žinot, kuo daugiau susikirtimo taškų, tuo mūsų lygis stipresnis. Po to dar ta vieta irgi. Čia matys kaip ir toko puikiai. Taip, žiūrint toliau, mūsų sekantis lygis būtų čia apie 4,15, 4,20. Va čia matom, kad kaina pargrįždavo atgal ir kaip puikiai šokdavo. Čia irgi rodo, kad daug orderių yra ir nenori, kad kaina nujudėtų žemiau. Tai va, iš to vėl sprendžiam, kad kuo daugiau susikirtimo taškų, to mūsų lygis yra stipresnis. Ok, žiūrime žemiau lygį. Žemiau būtų šita vieta. Kodėl šita vieta? Kodėl čia žymių lygį? Tai čia turėtų vizualiai labai gerai matytis. Čia žiūrėkit, kilo, krito, čia pramušė lygį, nuvažiavo į viršų, čia po to grįžo, šoko. Čia visi šitie susikirtimo taškai mums rodo, kad turim stiprų lygį. Ir nuo kurio tikrai galima pradėti žiūrėti pozicijas. Šios vietos tikrai atrodo gerai, pakankamai stipriai. Po to sekantis lygis turim šitą vietą. Va, čia žiūrėkit visi boom atšokimai. Šita vieta, dėl to čia irgi žymim lygį. Šitos vietos visos. Čia žiūrėkit iš vis. Iš 21 metų netgi lygis. Nu, daidėjo kito lygio, pažiūrėkit pukščius. Ir nušoko į apačią. Čia kirto lygį, grįžo, nuvažiavo virš. Čia šitą zoną irgi paleido į apačią. Tai va šitas lygis irgi rodo pakankamai stiprus, nes pažiūrėkit, realiai 21 metų, kai pagalvojate, čia žiauriai senai jau buvo. Tai rodo akcijos stiprumą prie lygio. Tai ok, žiūrint žemiau, turim kitą lygį, va čia puikus atšokimas buvo, čia visi susikirtimo taškai šitos vietos. Jau net nebenoriu kartuotis, jau čia turbūt jau patys vizualiai matot. Čia va šitos vietos visos, kur buvo, puikiausiai lygis atlaikė ir suvažiavo kaip reikia, ne? Tai jeigu taip, žiūrint iš investavimo pusės, ne? Ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai aš iš investavimo pusės realiai žiūrėčiau taip. Užėjimo taškas mano asmeniškai būtų šitą vietą, kaina jeigu pertrauktų. Čia užeidinėčiau, jeigu kaina nelaiko, vėl važiuoja žemyn, tada mano sekantis užėjimas būtų čia. Tada turėtumėm praskėstą kainą. Ir mūsų praskėsta kainos vidurkis būtų kažkur šitą vietą. Tai realiai tada žiūrim, kas čia vyksta. Jeigu atvoka, važiuojame viršų, jeigu ne, eisim į apačią, bet kad čia grįžtų Tesla iki 180, nežinau, kas turėtų atsitikti. Vėl nebent kokią užeitų pandemiją ar dar kažkas. Tai va, tai investavimo lygiai mano akim būtų tokie. Pirmas lygis čia. Jeigu kaina grįžta iki čia perkam. Jeigu pavažiuoja dar perkam. Dabar kodėl čia lygiai įdomus, nes pažiūrėkit čia low volume zonas yra. Čia žiūrėkit nebuvo
daug pirkėjų, pardavėjų, ką tai rodo mum, kad jeigu kaina pasileistų čia žemiau lygio, kad jinai pakankamai greit pertrauktų kaip čia. Ir jeigu atsiras panic sales, tai gali būti, kad ir puikiausiai čia grįžtų kaina. Nes čia žiūrėkit irgi, low volume zona vėl. Low volume zona, ką reiškia, kad buvo mažai pirkėjų, pardavėjų, didelių orderių šitose zonose nebūna, ką tai rodo, kad kaina labai greitai nujudėtų ir užpildytų šitą low volume zoną ir galimai grįžtų iki 2.20. Tai jeigu žiūrėti iš, iš investavimo pusės, tai va tokie būtų lygiai. Jeigu žiūrėti spekulaciją, tai mums reikėtų žiūrėti trumpesnį laikotarpį, jungiam valandinį grafiką. Ir jeigu norim spekuliuoti ir svingus daryti, mano pirmas užėjimo taškas būtų šitą vietą. Jeigu čia lygiai laiko, mūsų užėjimo taškas čia, stopą dedam čia. Bet reikia suprasti vieną dalyką, kodėl mums čia reikia stopo, nes žiūrėkit, čia low volume zona, jeigu kaina neatlaikytų to lygio, pasileistų žemyn, labai didelė tikimybė, kad grįžtumėm į šitą zoną. Tai dėl to mums reikia stopą dėti, kad nes čia važiuokit yra nuo 4.20 iki 3.70, $50. Tai labai čia puikiai galėtumėm sudeginti savo turimus pinigus, tai stopas čia reikalingas po lygių. Jeigu įmuša stopą, laukiam, kol nujudės iki mūsų šito lygio ir tada čia ieškom užėjimo. Nes tos low volume zonos, jos anksčiau ar vėliau vis tiek užsipildys. Ypač jeigu bus rinka kokia silpnesnė, ar Maskas pasakys kokią naujieną paskelbs ir rinkos labai greit sureaguos. Tai atkreipti dėmesį spekulacijoje į šitą zoną. Tai jo, tai kas liečia tradinimą svingus, tai čia pirmas užėjimo taškas. Jeigu nelaiko, stopas po apačią, tada laukiam, kol čia grįš. O čia lygiai taip pat žiūrim, ar laiko lygiai, jeigu laiko užeinam čia, mūsų stopas žemiau. Jeigu nelaiko, vėl išmuša stopą, einam link kitą lygį. Tai būtų į apačią. Jeigu žiūrėtumėm iš pozityvios pusės, ne, tai mūsų užėjimo zona būtų šita vieta. Ne? Mes dabar laukiam, kol kirs lygį, kerta lygį, tada žiūrim, ar įsitvirtina virš lygio, jeigu įsitvirtina, užeinam, čia užėjimo zona, čia stopas, profitą pasiemam čia, ties 500, ties 4.90, 500, dėl ko čia pasiemam profitą, nes žinom, kad čia buvo stiprus lygis ir labai didelė tikimybė, kad atšoks nuo lygio, kaina rejectinsis. Kodėl? Nes istoriškai jau šitą vietą turėjom ir puikiai žinom, kad taip gali vėl pasikartoti. Jeigu čia mes nesustojam, nuvažiuojam toliau, mūsų kitas idealus užėjimas būtų kertam all time high 500, žiūrim, ką daro virš 500 ir važiuojam virš. Čia būtų A plus treidas. Šitas treidas būtų labai geras, daug traderių, investuotojų, spekuliantų treidina šitą strategiją, todėl aš net nebejoju, kad jeigu įsitvirtintų virš lygio, kaina labai greitai nuvažiuotų toliau. Bet mums labai svarbu suprasti, kur yra mūsų užėjimas. Užėjimas mūsų turi būti virš 500, o stopas turi būti žemiau 500. Tai va, tai jeigu kertam lygį, įsitvirtinam virš lygio ir tada užeinam, stopas aiškus, profitas, iki kol pradės silpti rinka arba pati akcija. Matysit, kad jau eina ant apsisukimo. Tai va, tai šiandien tiek iš tikrųjų, nežinau, man gražiai pakankamai Tesla atrodo, neturiu prie ko prikibti, tik sakau, jeigu lygius susibraižykite ir matysit, kas kaip juda, tik atkreipkite dėmesį į tas low volume zonas. Dar galiu disbalansą parodyti, ką mes turime disbalansas, mūsų Tesla tai irgi atrodo puikiai, Tesla kaina auga, disbalansas didėja, ką tai reiškia, kad akcija sortina, bet kaina jos nekrenta. Ką tai rodo, kad ją supirkinėja. Tai jinai yra supirkinėjama institucinių fondų ar žmonių, dėdžių, kurie turi daug pinigų, dėl to kaina kyla, o disbalansas didėja. Tai ką rodo, kad disbalansas didėja, tai kaina neturėtų kristi stipriai. Tai dėl to mes nusibraižom lygius ir kad prie tam tikrų lygių, jeigu kaina pakristų, kad mes galėtumėm užžeidinėti poziciją. Tai tiek. Tai va, tai turbūt tiek apie grafikus. Jeigu kilo kažkokių klausimų, klauskit.
Gal šiandien toks biškį padrikesnis video, bet tikiuosi supratot. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki.